aš kartais taip negražiai, bet pajuokauju, kad ilgamžiškumo šalutinis poveikis yra tai, kad tu tampi vienas, kadangi kuo tu ilgiau gyveni, tuo tavo aplinka palieka tave, išeina. Ir tokiu atveju tada burti kitų žmonių ratą aplink save, susipažinti yra labai sudėtinga. Tai savanorystė yra kaip tik labai stiprus žingsnis į tai, kad žmonės turi galimybę savanoriaudami susitikti kitus žmonės ir įvairaus amžiaus žmonės ir apsikeisti energiją, apsikeisti mintimis, pabendrauti, padaryti prasmingus darbus kartu. Savanorystė man iš tiesų yra kaip mainai. Ne kaip aš duodu, bet duodu ir gaunu. Emociškai gaunu be galo daug, arba sakykime, vaikų darželyje, skaitant pasakas, yra mažų vaikų tas tyrumas. Labai kažkaip ta emocija labai smagi. Savanorystė tikrai yra mainai ir labai stiprus mainai, nes tu negauni atlygio, o tu dovanoji savo brangiausią turtą, didžiausią turtą, kurį turi, tu dovanoji savo laiką ir tokiu atveju mainais tu turi gauti prasmę. Jeigu žmogus visą gyvenimą dirbo mokytoju, tai natūralu galbūt jam ir nusibodo ta veikla, tai tokiu atveju savanoriavimas jam atveria kaip ir naujus horizontus, jis gali daryti tai, ko galbūt niekada gyvenime nedarė. Dabar mėgaujuosi savo gyvenimu ir man labai gera, kad aš ir gaunu, ir duodu tai, kas man yra smagu. Kalbant apie vienišumą, apie vyresnio amžiaus žmonių vienišumą, tikrai sutinku, kad savanorystė padeda mažinti vienišumą. Savo organizacijoje mes skatindami savanoriauti visada ieškom, kad savanoriaudamas žmogus nesijaustų vienišas. Jeigu jis eina į darželį, tai mes siūlome eiti dviese, nes po savanorystės, po tos valandėlės, kad būtų galimybė kartu nueiti, išgerti kavutės ir aptarti, kaip sekėsi. Aš tai kvieščiau tikrai pabandyti ir kvieščiau tą emociją gauti neapsakomai gerą. Ir labai džiaugiuosi, kad tokios organizacijos, yra tokių organizacijų, kurios telkia savanorius ir organizuoja tokias savanoriškas veiklas.